Kai ateina pavasaris, mes norime savo patogius ir šiltus automobilius pakeisti kažkuo labiau manevringu ir galime rinktis keletą variantų. Pavyzdžiui, toks. Arba toks variantas. Taip pat manevringas, galima lengvai patekti kur norite ir lengvai parkuojamas. Bet žinote, galime lipti ant savo motociklo. Ir nors ir dar šaltą dieną, bet linksmai savo prasilėkti miesto gatvėmis. O dabar pašnekėkime apie tikrus dalykus. Aš šiandien svečiuojuosi Kaune ir jūs nepatikėsit, ką aš sutikau įdomo gatvėje. Tadui Ivanauską. Seni motociklistai kauniečiai tikrai jį pažįsta, ar ne? Ir aš turėjau garbės susipažinti prieš kelis metus ir mes su juo suplepėjom tiesiog prie kavos. Kokiose šalyse buvai? Prancūzija, Vokietija, Belgija, Olandija, Latvija, Estija, Baltarusija. Pats esi dirbęs ir instruktoriumi? Taip. Tai iš tiesų žinai, ką kalbi, ar ne? Ir dabar jau išriedėjo motociklai gatves. Kokie būtų tavo top 5 patarimai motociklistams? Išvažiavus, neužsispirt per nelik anksti išvažiuoti. Ir aš turėjau pamokų, išvažiavus atsargiai, nes tas šaltas asfaltas ir padangos turi savo labai didelį saugumo įtaką. Antras dalykas, visokias smėlis po druskų tų likę, tai persižiūrėti tą pagrindinių dėl saugumo motociklo, kad būtų buvę pakeista stabdžių skysčiai, kas 3 metai čionai. Aš visą laiką motociklo padangas tikrindavausi kas porą savaičių, kad būtų tiek, kiek rašoma tas pripūtimas, nes tas labai irgi vairavimo saugumui taip turi. Po žiemos neįsijausti tą azartą tokį, kad su džinsiukais, kad turėtų tą normalią aprangą išvažiavus. Pradėti, kad pasižiūrėt, kas tam mieste darosi, dalis nemato to motociklo. Važinėjant su šviesom, kad įjungtos šviesos būtų jau tikrai. Ir aprangos ta spalva, kad būtų kažkokia, ar šalmo, ar ko kažkas tai įsiskirtų. Priprasti, išvažiuoti, jeigu yra galimybė kažkur biškutį save, po žiemos, kad atsigautų tie įgūdžiai. Pralaužėt kalnus. Taip, tiesiog biškutį tą dalyką. Mieste tiek yra spąstų, pavyzdžiui, kai Kaune. Čia ir su mašina pavojinga, Vilijampolės ne Vilijampolės, o senamiesčio į Vilijampolės žiedas. Tai ten kaip ant sviesto tam žiedė. Tai va tokios dalykas, kiek žinau, ne vienas yra tenai įsitiesęs ir vairavimo mokyklo mokiniai ten įsidrėbę yra, taip tiesiog. Tai va saulė dabar ta vakare, taip ir yra, kad žmonės susižioplino, buvogi pernai ar kur čia avarijos, kad į galą įvažiavo. Daugelis susideda šitus ant šalmų stiklus tamsintus. Saulė užlindo už debesų ir viskas, ten matomumas pasidaro katastrofiškas. Norint, kad būtų tas efektyvumas, tai tą fotochrominį stiklą pirkt, kuris nuo apšvietimo tamsėja ar ką. Aišku, tas fotochrominis stiklas kainuoja viskas, bet man labiausiai per ilgus bandymus visokius, tai labiausiai pasiteisino. Dažnai žmogus pirmą motociklą, va čianai dabar užėjo strytų mada, dabar to, va įsikandęs į tas madas visas. Ir jisai perka, pirmą, jisai nežino, kokia bus motociklo visiems gyvenimo atvejams, nebus tokio, nėra. Taip, pirmą nupirkus, pasižiūrėt, kas kur kokia paskirtis bus jo. Taip. Perkant, būtinai pažiūrėt, kaip sakant, atsisėst ant vieno ant kito. Ateina vyras ten vos ne 1,90 m, Honda Hornetą nusipirko, sako, kad man nepatogu. Tai sakau, kokį nusipirkai Hornetą, tai sakau, tu čia kaip bigemotas ant paspirtuko. Taip, Kas šiais metais mūsų laukia? Šiais metais bus 23 ar
ar antras balandžio renginys. Tai va, šiais metais tai bus darbo diena gaunasi, tai už miesto, ir aš jau įsisėmiau, dar radau kokią idėją, tai zoologijos muziejuje bus. Tai pamatysite Aurelijos Ozolinos parodą, kur, labai, kas neįsivaizduoja, kas tu per paroda. Ir, dar sugalvojęs. Tai šiais metais tekite Motorūf, mes būtinai pasidalinsim, kur šiais metais balandžio 1 dieną vyks Tado Ivanausko organizuotas automobilistam ir motociklistam vykstantis renginys. Visiems prijaučiantiems, ar ne? Tai va, tai sakom visiems Tadai į kitą dar, ne? Iki.